Žiežmariai. Žiūrėkit dabar kas gavosi. Trūko vamzdis, vienu žodžiu, čia jau vakar matėt reportažą, ko gero daugelis. Trūko vamzdis, viskas bėga upelį. Upelis, matot, upelis. Šiandien kokią naujieną dar vieną pastebėjau. Panašu, kad vamzdis trūkęs yra kitoj vietoj. Žiūrėkit, iš kur vanduo atbėga. Pro kitą vietą, ko gero, vanduo bėga. Matot? Ten aukščiau yra vamzdis netgi. Užkasta yra iš tikrųjų. Gal užslėpta kažkas ir smirda baisiausiai smalio kanalizacijos. Va, žiūrėkit, bėga toliau. Čia iš upelio bėga. Viskas, matot, gerai, tvarkoj. O čia bėga jau nuo to kalniuko atbėga. Viskas, ko gero, vamzdis trūkęs kitoje vietoje. Čia, manau, nesprendimas, va toks va darbas iš tikrųjų turėtų visą trasą keist. Žiūrėkit, bėga. Bėga visą reikalą smalio didžiausiai. Ir vanduo toks nelabai, sakyčiau, švarus. Vat pažiūrėkit. Vandenukas koksai matosi. Tai va, toliau vienu žodžiu teršia, kai šidori vandenys nieko nesėima jokių realių veiksmų. Ir toliau teršia iš tikrųjų tvenkinį, kuris išeina paskui Strėvą. Ten ko gero tvenkinį tam Kauno gatvės žuvyčių nebeliko viskas. Vat matot, kokie vaizdeliai. Koks vaizdas. Pranešiau, aišku, žurnalistam iš tikrųjų, žiniasklaidai šiandien radom vakar. Mes dar vieną taršos šaltinį. Ką čia darė apsauga iš tikrųjų gamtos, tai nelabai suprantu, nes vat, už kelių šimtų metrų yra dar vienas taršos šaltinis. Tai va tiek.